Kelionė keltu buvo tikrai įdomi. Kokie buvo įspūdžiai mano? Tai, kad tikrai nesitikėjau, kad tai bus ir programos šou, ir nesitikėjau, kad galima ir apsipirkti, ir ganėtinai nebrangiai, kaip mane gąsdino kai kurie. Naktį pabudom nuo to, kad šiek tiek buvo didesnė vibracija, bangavimas, reiškia, kažkur buvo ale štormas. Kas yra dar patogu, tai kad informaciją pačiam kelte darbuotojai padeda ir įsigyti, paaiškina, kaip įsigyti bilietą, su kuriuo galima po to važinėti transportu viešuoju be jokių problemų. Todėl tikrai rekomenduoju nebijoti to, kažką naujo bandyti ir pagaliau aš Stokholme. Na ką, ir esu Stokholme, senamiesty širdyje, ir įėjus tik į senamiestį ir pamačius tas siauras gatveles, jau pasidarė jauku, šilta, pasijaučiu kaip namuose. Ir šioje aikštėje esame ir rėmės, ir einu toliau dairytis. Eisime dabar į muziejų, šiaip, kad nesuklyst, Livrustkammaren muziejų. Einam žiūrėti. Ir ką, esame šitam Švedijos istorijos muziejuje ir pradedam apžiūrą nuo karietų. Kokios jos įspūdingos ir tai tikrai nemeluoju, tai yra vau, pamačius jas iš arti. Bet kaip įdomi, matom karietas, matom žirgus ir dabar yra parodoma, kad tai buvo iš tikrųjų tas, kad čia karaliai, būtent Švedijoje, važinėjo. Bet jausmas tai neišpasakytas. Šiurpuliukai eina. Fui, ne tas žodis. Šiurpuliukai eina. Pažiūrėk. Bet čia tai bent. Oho, riteris. Bet tu įsivaizduoji, kiek anksčiau riteriai turėjo ant savęs nešioti metalo. Ne. Ir čia be ginklų. O čia jau ginklai. Akis išsilaksto, nežinai, ką žiūrėt. Wow. O čia yra, Pavelai, dar instaliacija ant sienos rodoma. Gustavas Vasa. Kur mes eisim dar į muziejų? Ir kaip jums mano kolega? Tikrai ne Latvis. Ne Latvis? Ne, jis tyli. Kaip žinis Marijos Eleonoros karalienės širdis. Yra auksė, kurią galima palaikyti rankose. Labai vėsina, labai faina, labai gera. Net nenori atsitraukti. Įdomi.
šiaip dar tik tai pradėjome vaikščioti 5 salę tik tai, bet antiek viskas žaviai keri, kad tikrai siūlau, rekomenduoju čia atvažiuoti ir patiems pamatyti gyvai, kaip tas viskas atrodo, nes blemba, tikrai faina, tikrai gražu ir užkeri, ir užbūrė, ir važiuokit. Ar įsivaizduojate, kaip buvo sunku vaikščioti tais laikais damoms, karalienėms su tokiais sijonais, bet iš kitos pusės po sijonų galėjo kas nors ir pasislėpti ir praeiti netyčia. Ir kas yra gerai, kad šitoj salėje galima atsisėsti ir pasižiūrėti, pasiklausyti istorinių tų momentų apie šią šeimą karališkąją. Radom kažką, spaudžiam ir žiūrim, kas bus. Galima aš paspausiu. Spaust. Kära vänner. Jag vill börja med att tacka svenska folket. Čia dėkojimus princesės žmonėms, kad ją išrinko. 2010 metais. Mėly Lietuvos žmonės, pirmoji pasaulyje karališkoji buhalterė panelė Teresė. Malonu, kad mane pripažinote. Na ką galiu pasakyti, jau dabar praėjusi šiek tiek to senamiesčio, tikrai yra ką pamatyti, ką pasižiūrėti, kur užeiti būtinai į muziejus ir atsipūsti tikrai reikia ir paragauti tradicinių švediškų bandelių, pyrago, atsigerti skanios kavos ir judėti toliau. Įsivaizduokite, Švedijoje švedišką bandelę ir senamiestį pačiame. Skanu, gardu. Na ką, einame pačia siauriausia gatvelė Stokholmo senamiesčio. Čia gali praeiti bet koks žmogus, bet aišku, jau prasilenkti bus sunku. Ką pastebėjome kelionės po Stokholmą, po senamiestį metu, tai kad žmonės yra tikrai geranoriški ir jeigu mato, kad filmuoja ar ruošiamės filmuoti, jie stovi, laukia, kol mes tai padarysim. Ko tikrai mums, lietuviams, dažniausiai trūksta. Linkiu, kad mes irgi to pasiektume. Žinote, kartais tikrai labai faina be plano eiti ir kažką atrasti. Ir tikrai nesitikėjom, kad palydėsime saulę į vakarą ir tikrai faina po senamiestį pavaikščioti ir atrasti vietas net be plano.